avalynė yra paskutinis akcentas, kurį užsidedame išeidamas iš namų, taigi nuo jo dažnai priklauso, kokios nuotaikos grįšime atgal. Nieko nėra stilingiau už grakščią ir lengvą eiseną, tad jei esi veikli miesto moteris, tačiau nesi kulniukų asė kaip Carrie Bradshaw, šio sezono mada ne tik siūlo, tačiau primygtinai reikalauja išmėginti sportinę tipo avalynę. Sportinės avalynės tendencijos šį sezoną yra labai plačios ir jų yra daug. Tai pirmas dalykas yra platforma. Labai madingas yra metalo žvilgesys. Taip pat čia matome kelis sportinės avalynės modelius, tokius kaip sportbačiai, labai madingos espadrilės su pintų padu. Dar vienas dalykas suteikiantis sportiniai avalynei dinamikos ir stilingumo, tai yra protektorius. Urbanistiniai printai. Dar viena ryški šio sezono tendencija – išraiškingi kulniukai. Kulniukai gali būti siuvinėti, dekoruoti įvairiom geometriniam formom, linijom. Šį sezoną nebūtina rinktis tarp platformos ir kulno, galima rinktis abu. Jeigu darbą norite skubėti ne tik patogiai, bet ir elegantiškai, 4 cm pakulnė, tai yra ne tik šio sezono hitas, bet ir ortopedų džiaugsmas. Stilingiausi šio sezono avalynės dekorų tai yra sagtys. Basučių madoje vis dar vyrauja tendencija storos platformos, prie kurių šį sezoną prisideda dar ir protektorius. Taip pat sportiniai akcentai, pastelinės spalvos bei jų deriniai, uždaras viršus bei atviri pirštai bei kulnas, bei medžio imitacija. Dar viena ryški šio sezono tendencija – tai yra įspiriami batai. Tai gali būti tiek aukštakulniai, tiek sportinio tipo avalynė arba basutės. Seksualumas – tai nebūtinai gili iškirptė. Pamėginkite atkreipti dėmesį ir į kulkšnis. Ryškiausias akcentas avalynės dekore – futuristiniai akcentai. Svarstote apie naują batelių spalvą? Žinoma, geltoną.